Labas rytas. Šiandien birželio 10. Savanorių mokymai antrieji. Dabar yra 7:56. Judu į Vaicą. Ten maitinimo komanda biškelį renkasi. Dasibaigti tus darbus, kuriuos buvom pradėję vakar. Tai miestas tuščias, žmonių beveik nėra. Viskas dar miega. Čia mano Vilnius yra mėgstamiausias tokiu metu. Tai šiandien vlogų bus daug, nes savanorių mokymai. Ką nors pakalbinsim, bent kelis savanorius. Aišku, pirma, visai norėtus kavos išgerti. Nes taip anksti keltis aš jau truputėlį atpratau. Ne, bet tie laikai. Sveiki. Tai, kas žiūrit šitus vlogus, tai vakar buvau užsiminęs, kad bus Faustina, kuri pasitikinės jūs čianai. Sakiau, kad jinai yra labai smagi vienuolė. Gerai. Jo, nes taip ir yra. Čia va dar turim Agnę, kuri visai bėga nuo kadro. Jo, nuo kameros. Va, nu, tai Mes taip šiandien. telpam. Tai va, tai šiandien yra savanorių mokymai, šiandien yra birželio 10. Iki Lietuvos jaunimo dienų liko mažiau negu 2 savaitės ir man yra visai baisu. Taip, man irgi. Taip. Ir... Labai geras kvietimas. Nebijokit. Nebijokit, mums tai baisu, bet jums nebus baisu. Bet jūs nebijokit. Ta prasme, kad man baisu, tai man visada baisu. Mes jūsų vis tiek laukiam ir jau vis tiek atvažiuokit. Jo, mes jūsų vis tiek labai laukiam. Tai galim susipažinti plačiau. Faustina, ką tu darysi per Lietuvos jaunimo dienas? Aš rūpinsiuosi tuo, kuris yra svarbiausias per Lietuvos jaunimo dienas, taigi pačiu Jėzumi. Tai va, tai aš rūpinsiuosi adoracijos palapinė, adoracijos vieta ir visus kviečiu užsukti tenai, bent trumpai akimirkai pabūti su Jėzumi. Nice. Jėga. Ar man atrodo, kad mano atsakomybė bus svarbi, bet pasirodo jos svarbesnė. Aš žinot, ką darys Marius. O ką Marius darys? Ką aš dar... Ne, aš jums dar nepasakau, ką aš darau. O gal pasakau, aš nežinau, aš nepamenu. Man su atmintim problemos biškelį. Aš būsiu atsakingas už savanorių ir organizacinės komandos maitinimą. Tai va, aš rūpinsiuos, kad visi tie, kurie šiandien atvažiavo į mokymus Vytauto didžiojo gimnazijai, būtų sotus ir kad va, šiti žmonės irgi būtų sotus ir laimingi. Kad čia svarbiau laimingi negu sotus, bet sotus yra kaip ir tas pats kaip ir laimingi, nes, pavyzdžiui, aš būnu laimingas, kada aš būnu sotus. Žodžiai, Jėzus bus, valgys bus, viskas bus gerai. Jo, bet Agnės atsakomybė nėra nesvarbesnė negu mūsų, nes Agnė yra tas žmogus, kuris surado visas reikiamas patalpas mokymams. Taip. Teminiams užsiminimams. Atsiprašau. Galvoju, kad čia sinonimai, bet pasirodo ne. Panašu. Ups. Tai va, Agne, ar daug radai vietų? Čia kai sakau, kai Jėzus savo vietoj, bus ir teminiam vietos. Tai daug radau ir bus, man atrodo, 45 skirtingi užsiėmimai ir jie visi turės savo vietą. Amen. Ta prasme, ar jūs jaučiate jėgą, jūs galėsite daryti tai, ką jūs norėsit. Ir dėl to, kad Agnė surado tam dalykui vietą. Dėl to, kad žmonės sakė, kad mes ateisim ir jums pravesim teminį užsiėmimą ir bus labai daug skirtingų ir įdomių temų. Exactly. Tai va, čia galim baigti šitą mūsų labai ilgą kadrą. Pakalbėjom, prisistatėm. Čia jaunimo diena šiandien. Tai Visi savanoris bus. Tai gerai, jaunimo dienas visiems pala, kur tu mato dabar. Gal ne, toliau. Liūdesėlis, šiaip laukim visų labai. Ir eisim pakalbinti kokį nors savanorį. Sveiki, šiandien dar kartą, šiandien jau 3 kartą sveikinuosi su jumis. Tai savanorių mokymai, su manim sėdi kartu Marija. Čia matot, yra labai daug savanorių, visi bando užsiregistruoti. Ir ką mes darom? Jo, ką mes darom? Marija tai skaičiuoja pinigus, aš tai atėjau pasifilmuoti. Tai va, bet čia tiesą sakant, aš čia atėjau mes su Marija pabazarinti ir paprikolinti. Ar šiaip mes esame labai geri draugai? Buvom bendradarbiai, bet draugai. Tai va. Bent Facebook'e. Bent Facebook'e, jo. Neseniai buvo metai, kai mes Facebook'e draugai. Aš nustebau. Tai va. Mačiau tą metinį suvaktą.
Rimtas dalykas. Dar torto neišgerim torto, nesivalgėm torto su arbata. Užsuksiu kada. Va. Po jaunimo dienų? Pirmadienį aš ateisiu į Vaicenas. Reikės dėl maitinimo. Man ten iškelsiu martyną. Ir tada paimsiu ką nors užeidamas. Kokį tarčiuką. Gerai. Šarbatas arba kavas su padarys. Gerai. Tai va, o šiaip aš čia atėjau tam, kad aš pakalbėčiau su savanoriais. Nes, kaip žinia, jų irgi bus daug. Ir va, turim čia daug žmonių, bet aš iš anksto išsirenku, ką aš kalbinsiu ir prie ko aš prisikabinsiu. Tai va, čia matot Rimantę. Sveiki, Rimantė, iš kur tu esi? iš Elektrėnų. Čia toli? Plius minus 50 Ko? Metro? kilometrų. Ai, gerai. Tai Rimantė, į kurią komandą tu registruoji? Į komandą turbūt, nes Marius liepia į maitinimą. Taip. Rimantė nori registruoti su maitinimą. Visai ne dėl to, kad aš jį taip liepiau, nes, come on, ar aš taip daryčiau? Taip. Ko tu lauki iš Lietuvos jaunimo dienų? Ko tu tikies? Ko aš tikiuosi? Jo. Džiaugsmo. Džiaugsmo. Taip. Ko dar? Gero laiko. Gero laiko. Tikies laisvės, tikies tiesos. Taip. Labai gerai. O kas tau yra laisvė? Laisvė. Geras klausimas. Lietuvių rašinį jau parašiai. Temos apie laisvę gaila nebuvo. Bet vis tiek, kas tau yra laisvė? Tai gal galimybė laisvę suteikti kitiems? Tokio sakymo dar nebuvau girdėjęs. 10 už originalumą. Tai, va, eisim ieško dar savanorių, manau, taip? Rimantės jų nekankinsim, nes to esi eilė ateis. Ir einam pas ką čia dar, pas ką čia dar, pas ką čia dar, pas ką čia dar. Labas, Asta. Halo. Ką veiki? Geriu. Kavą? Kaip ir priklauso šeštadienį, taip? Kavą, gerai. O, labas, Gėda. Tai kai žmonės atsikelia 7 ryto šeštadienį, tik kas belieka Jo. ant kavos sėdėti. O tu, Mariuk, Ai, nieko, va, vaikštu, filmuoju su žmonėm, erzinu, žinai, lendu, nesąmonės kaip darau. faina. Jo, Tomai reikia kažką nusius pasifilmuoti. Tomai, Tomutė, sveikta tą nusipjautą pirštą ten. Susitvarkyk. Ką? Mažutė, tu mažutė. Nu va, pakalbėjom su Asta, einam dar pas ką nors. Labas. Nu va, žmonių ieškai, jie atsiranda patys. Ką tu čia veiki? Atėjau į savanorių mokymus. Savanorių mokymus, o į kokią komandą tu užsiregistravai? Neatsimenu. Neatsimeni? O kokią komandą norėtum užsiregistruoti? Bet kur? Bet kur? O čia tas bet kur, tai čia kuri komanda? Nes kaip pamenu, tai tas nėra. Aš nežinau, Ai, nežinai. Paskui organizatorius. Čia gerai varai. Tai va, tai... Jo, tu dar matau laiko turi, tai dar galėsi sugalvoti, kokią tu komandą nori. Tai labai gerai. O, atėjom pas Robertą. Labas rytas. Bet ką? Koks gražus rytas. Kokia saulėta diena. Kiek čia... Oras labai geras. Kiek čia aplinkui daug saulyčių. Jūs pažiūrėkite juos. O aš? Ir čia va dar saulytės irgi dvi. O, Mariu, kaip tu jautiesi? Aš šiandien, kaip aš jaučiuosi? Aš jaučiuosi mieguistas. Aš noriu kavos. Aš labai noriu kavos, bet... Ką? Mariu, reikėtų prailgintuvo. Prailgintuvą? Labai prašau. Čia pagal pavardę. Kur prailgintuvai? Taip, bet kol Prailgintuvai. O jau atnešė, ačiū. O, jau girdėjai? Labai gerai. Tik reikia pasakyti, Žiūrėk, ko reikia ir viskas atsiranda. Ta prasme, čia yra burtažodis. 3 kartus pasakai, ko reikia. Reikia prailgintuvų, reikia prailgintuvų, reikia prailgintuvų. Ir jie atsiranda. Čia va, mato Tadas. Tadai. Tadas. Šios dienos gelbėtojas. Taip, Tadas irgi yra maitinimo komandos dalis. Mes su dirbam kartu. Tadai, papasako, ką tu ten darai? O, daug. Dabar pjaustom citrinas, nešam guodus. Ai, čia dabar per savanorių mokymus, ne? O per pačias jaunimo dienas, ką tu darysi? Mes Girdėjau kažkas su aplinkosauga. Taip, rinksim šiukšlės.
ir šį kartą rušiuosi. Nice, žiauriai kiek. Laudato si, ne? Laudato si, labai gerai. Popiežius Pranciškus. Ok, tai galima eiti toliau. Nežinau, galbūt šitą pamatysit kada nors, bet sveiki, važiuok. Sakiau, galima eiti toliau, tai ir atėjom. Esam su Gintarė ir su Jovita. Vlogą filmuoju. Ai, labą dieną. Tai va, šiaip nežinau, ką dar galim papasakoti, bet O apie ką čia? Tai aš esu Gintarė. Aš esu Jovita. Ir mes čia apie Jodą, ne? Jo. Ai, tai aš atsakinga už registraciją ir informaciją, tai tikrai mielai jūs visus užregistravau ir dar užregistruosiu, kai atvyksit į Lietuvos jaunimo dienas. Dabar mes žiūrim, kaip čia tas sąžinės patikrinimas. Ar tikrai visas nuodėmės, kad prisimintumėt? Kad būtų labai gražu ir būtų labai gera po to. Tai va. Gerai, einam toliau. Čia buvo apie sąžinę sąstą, dabar reikia nors linksmesnę. Reikia šitą sąrašą nueiti. Sveiki. Labas. Labas Kristina, labas Irmantai, labas Jonė, ką jūs? Ai, ieškom pradingusių. Lostų jie. Ar čia live? Ne, čia ne live, bet čia bus YouTube'ai. Paerzinkim Jonai, jis sakė nenori, bet paerzinkim. O ne, jinai apsimetinėja. Tai va, drįstu teikti, kad šitą dalį galim baigti, nes jinai labai užsitęsė. O tu neturi akordeono čia kur nors? Aha. Turiu elektrėnuose. O, pirmyn atnešk, ką? 1, 2, 3 nubėgi. Aš ne logistika. Mums reikia akordeono. Tik akordeono. Nu, akordeono. Gali būti mažas, gali būti didelis. Man atrodo, iš tų vietoj burtažodis pasakyk Marijui ir jis tai pakartos 3 kartus ir tai atsiras nesuveiks. Ką galima daryti? Ne, čia su Roberta buvo bairis prieš tai va ką tik. Užfiksuotas yra, tai YouTube'e atsiras. Atėjo Rūnė, sako, Maru, reik prilygintuvų. Aš 3 kartus paskau, reik prilygintuvų ir atsirado. Tai va, reikia akordeono. 1, 2, 3. Reikia akordeono. Ir man tai reikia akordeono. Aha. Tai vienu žodžiu, man atrodo, šitą dalį galim baigti, bet va čia vis tiek susipažinkit. Čia yra komanda iš Panevėžio. Yra Monika, yra Ugnė. Čia aš. Ir Agnes, jo. Man su vardais jau labai negerai. Ir šiaip šeštadienio rytas, come on. Aš dar negeriau kavos. Tu sakai žodį come on? Jo. Jo, come on, come on. Lietuvos jaunimo dienos. Mano kalboje yra labai daug šiukšlių, aš dėl to labai atsiprašau, bet aš stengiuosi jas panaikinti. Rušiuoju. Žodžių dėžutę reikia pasidėti. Šiandien dar pasimatys, man atrodo, kažkas bus.